Labas rytas, bičiuliai. Šiandien svečiuojamės Klaipėdoje. Ne, iš tikrųjų neteisinga sakyti, kad svečiuojamės Klaipėdoje. Esame mano namuose Klaipėdoje, mūsų su Vilium naujoje žūklės parduotuvėje. Sveikas, Viliau. Ir šiandien mūsų mano tikslas yra pagauti neseniai išrinktą, naujai išrinktą Lietuvos nacionalinę žuvį lyną. Kadangi mano kolega vietinių šių kraštų gyventojų galime vadinti, iš tikrųjų aš esu ganėtinai naujai atvykęs, todėl būtent jo ir paprašysime mums patarti šiandien, kaip pasirinkti jaukus, ką verti ant kabliuko, nes žvejosime tikrai labai netoli Klaipėdoje, vienoje iš užtvankų. Manau, kai nuvyksime į žvejybos vietą, tikrai jūs atpažinsite, vietiniai klaipėdiečiai tikrai atpažinsite, kur esame. Taigi, Viliau, ką tu mums šiandien patartum iš jaukų? Šiandienos žūklai būtų geriausia imti tamsaus jauko lynui, kadangi dar vanduo pakankamai šaltas. Spalvotų džiūvėsių ir būtinai, aišku, timar minkštųjų pelečių, kriauklės skonio. Ir gero masalo visiems lynam. Slieku. Na ką, lauknešėlis sudėtas, ačiū kolega, paliekam Vilių darbuotis, keliaujam į žuklavietę. Tenai mūsų laukia mums jau gerai pažįstamas mano bičiulis Ignas. Jisai šiandien nusitaikęs pagauti vieną kitą stambesnį karpį. Na, o mūsų tikslas šiandien yra nacionalinė žuvis lynas. Taigi, važiuojam gaudyti lyno. Nu ką, labas, Ignai, kaip naktis? Ramiai įsimiegojom. Gerai, manau, kad užkibs dabar, kai aš atvažiavau. Tikėsime. Ką, einam ruošti jaukų. Taikios žuvies žvejyba visą laiką prasideda nuo šito ne paties maloniausio, bent jau man darbo. Na ką, pilam, ką išrinko mums Vilius, juodą jauką lynui karosui. Iš tikrųjų, pavasaris ganėtinai vėsus, tikrai vandens temperatūra dar yra nedidelė, nesinorėjo labai tokio ryškaus ir aktyvaus jauko. Galvoju, juoda spalva bus pats tas. Šiek tiek jį paaktyvinsim su smulkiais žuviesiais, kadangi bent jau pradžią žuklės planuoju pradėti su meto čeryklą, tai žuviesius pilu iš karto, kad jie subrinktų, jie tada ištyšta ir šiek tiek tada priduos jaukui papildomos tos spalvos. Daug jų nepilu, noriu, kad jaukas tik šiek tiek įgautų spalvotų detalių. Na va, toks paprastas jaukas, pakankamai, sakyčiau, neturtingas, bet kaip ir minėjau, dar nesinori labai čia turtint. Dėl to, kad yra gana vėsu. Jauką paliekam brinkt, einam rišt meškerių. Paskui prasisijosim ir pradėsim žvejybą. Pavadėlio tikrai neverta nusiplonint, nes jis labai trumpas. Be to ir žuvies norim pagauti didesnės, tai dedu iš karto 0,2. Patikimą ir laiko patikrintą karaluso pavadėlinį valą. Netgi galima būtų šitam reikalui ir storesnį rišti. Na va, sistemėlė paruošta. Pakankamai storo fluorokarbono gabalas, tada meto čerykla, konektorius, pavadėlis taip pat storas, 0,20 ir trumpas, štai toks. Na ką, einam, susidėsim viską ant kranto, išsisijosim jauką ir pradėsim žūklę. Nu va, žūklės vieta paruošta, pradėsim.
14 laipsnių temperatūra, 1,70 m. Ignas po truputį traukia link mūsų, va, ir pradeda jau gilėti. Reiškia, prasideda vaga ir traukiant į mus bus panašu, kad giliau iš karto. Taip, iš karto eina šlaitas, 2,30 m, 2,40 m. Nu, maždaug aišku, kur link reikia atlikinėti metimus, kur galvojam pradėti žvejybą ir kur galvojam, kad mums turėtų kibti žuvys. Šios dienos žvejybai pasirinkom vieną iš šalia Klaipėdos esančių tvenkinių. Iš tikrųjų, šita vieta, kur dabar esam, pakankamai negili. Ties mumis už poros 10 metrų praeina vaga. Na, o aš stengiuosi šiandien permesti per vagą. Ir kitoje pusėje yra tokia sekluma, kur šiek tiek vėliau priaugs ant jos lelijų. Nu, dabar ten toks kaip ir stalas, po truputį kyla vandens augalai, na ir tikimės, kad būtent tarp tų vandens be pradedančių augti augalų kažkur šmirinėja ir lynai. Ir būtent tas nedidelis gylis, kuris yra toje vietoje, kurią skraidinu savo šėryklą, ir lėmė jos šiandieninį pasirinkimą. Šiandien gaudau su taip vadinama meto šėrykla. Kaip matėt, tokia šėrykla, į kurią spaudžiamas masalas. Šiandien konkrečiai gaudau su peletėmis ir galvoju, kad jos turėtų šiek tiek padėti atsijoti tą smulkesnę žuvį nuo stambesnės. Ir būtent žvejyba su metodu ir yra tikslingiausia tokioje vietoje, kur yra pakankamai nedidelis gylis, nes jeigu žvejojama giliau, jinai šiek tiek dėl savo plokščio paviršiaus ir vienas dalykas kesdama nuplaniruoja ir kitas dalykas gali pamesti ir jauką, jeigu, tarkim, žvejojama apie 5 metrus gylio, o mano žuklavietė yra apie porą metrų, tai jinai būtent tokia žuklavietė yra tinkamai idealiai. Taigi šiandien bent jau pradžiai žvejybos galvoju pradėsiu su metodo šėryklą, o paskui žvejybos eigoje žiūrėsim. Viskas priklausys nuo kibimo. Galbūt reiks patolinti atstumą ir jau su metodo šėrykla man užmesti nepavyks, tada gal kažką ir keisiu. Na, o dar vienas dalykas, kurį šiandien tikrai prižadu, tai yra šiokios tokios naujienos šėryklų pasaulyje, kurios atsirado Lietuvoje. Turiu keletą tų šėryklų įsidėjęs ir apie jas šiek tiek vėliau papasakosiu. Na, o dabar atliekama gana daug metimų į vieną ir tą pačią vietą, nes stengiamės, aišku, pataikyti į tą pačią vietą. Kol kas ranka pakankamai neįgūdus, na, bet, kaip ir minėjau, stengiuosi taikliai mėtyti ir pamažu su metodo šėrykla prisijaukinti tam tikrą tašką ir tikiuosi, kad po kažkiek laiko atplauks į jį ir didesnė žuvis. Pradžioje žvejybos ilgai laukti užsimetus meškerę tikrai neverta. 3-4 minutės, jokio judesio, vėl permetam. Taip po truputį prisijaukina vieta ir galima vėliau bus tikėtis kibimo. Tik užsidėjau mėsyties, iš karto prisistatė draugelis, perdžiūvęs, vėl reiks matomai keisti peletę, geriau retesni kibimai, bet norim šį kartą sugauti rimtesnę žuvį.
dar vienas stambi žuvis. Panašu, kad jų netrūksta šitam telkinį. Ir dabar yra esminis momentas, kaip uždėti tokį masalą, kurio tas smulkmė nenorėtų ragauti. Nu va, tikroji raudė. Užkibo Klaipėdos krašto žvejai. Priešingai negu visoje kitoje Lietuvoje raudėm vadina ir kuojas. Bet vat būtent šita žuvis, kurią ką tik pagavau, ir yra raudė. Kol kas tas dydis mūsų nedžiugina. Bet vis tiek bandom. Keičiam skirtingus pelečių derinius. Manau, kad norint pagauti stambesnę žuvį, būtent šitam telkinį, reikalinga kantrybė. Jie reikia apsišarvuoti ir tikiu, kad šiandien vis tiek kažką rimtesnio pagausim. Ir aišku, galų gale apvainikuos viską ta žuvis, dėl kurios čia ir atvažiavom. Tai yra puikus, gražuolis lynas. Na va, ir tokių gražuolių pasitaiko. Kurį nešė į žolės. Išėjo. O, dar viena raudė. Na, lynas vis dar nenori mums pasiduoti, bet neblogas plakis, sakyčiau, kaip šitam telkiniui, tai kuriame va tokių gausu, tai čia jau gigantas, galima sakyti. Priešais mane dėžutė su šėryklomis ir kaip žadėjau laidos pradžioje, noriu apie jas šiek tiek trumpai papasakoti. Tai yra šiokia tokia naujiena Lietuvoje. Galbūt panašių šėryklų kažkur ir buvote sutikę, tačiau būtent šios yra ukrainiečių kompanijos Feeder Sport, būtent žvejų sportininkų sukurtos šėryklėlės. Ir
Lietuvos Fiderio rinktinės keleto narių rekomendacijomis mūsų laidos partneriai žūklės reikmenų prekybos sistema Kotas atvežė jų į Lietuvą visiems dugninės gerbėjams ir na štai pilna jų ir mano dėžutė. Ir apie jas šiek tiek trumpai norėčiau papasakoti. Jos yra trijų rūšių. Galim pradėti nuo mums visiems įprasto tinklelio, tai yra šėrykla, kuri greitai atiduoda jauką ir priklausomai nuo svorio galima gaudyti su ją tiek skirtingais nuotoliais, tiek ir skirtinguose gyliuose. Visų šių šėryklų vienas iš pagrindinių tokių elementų ir skirtumų galbūt nuo kitų šėryklų, tai yra vadinamieji sparneliai. Galim pasidžiaugti, kad žvejai vyrai nuo šiol turi irgi savo sparnelius. Ant šėryklos esantys sparneliai yra svarbus tada, kai priešais žuklavietę yra taip vadinamas šlaitas, į kurį reikia pakelti šėryklą, ypač su užkibusia žuvim arba net ir be jos. Ir paprastas, tarkim, metalinės šėryklos jos vis tiek kyla sunkiau. Šie sparneliai duoda praktiškai labai staigų šėryklos kelimą į viršų ir jinai pakilus į viršų jau eina vandens paviršiumi. Kiekvienas traukimas su tokia šėrykla yra daug paprastesnis ir lengvesnis ir būtent leidžia išvengti tų dažnai aštrių priešais esančio šlaito briaunų, kriauklių ir panašiai. Daug daugiau išsaugoma valo. Taigi pirmoji šėrykla, kaip ir minėjau, yra tinklelis, taipogi gamoje yra vadinama uždaro tipo šėrykla, kaip matot, jinai visa yra praktiškai uždara, tik tai pora skylučių. Ši šėrykla yra reikalinga tada, kai norime, kad jaukas nesiskaidytų į šonus, kad išeidinėtų vieną liniją ir daugiau yra naudojama srovėje arba kai vanduo yra šaltesnis ir norime paduoti jauko šiek tiek mažiau, koncentruočiau į vieną vietą. Vėlgi, be abejo, jinai turi tuos pačius sparnelius ir palengvina žvejų dalę esant šalia šlaitui. Na ir paskutinis šėryklos variantas, vadinamoji kulka. Kulka yra naudotina daugiausiai stovinčiam vandenį, esant priešiniam vėjui ir kai yra reikalingas labai tolimas metimas. Kadangi visas švinas sukoncentruotas priekį, na tai aišku, kad jinai labai gerai ir tiksliai skrenda į vietą. Tai kai žuklavietė yra nuo žvejo labai toli, kai pučia šoninis vėjas, kai reikia kuo tiksliau kiekvieną kartą užmesti jauką, pateikti žuvį jauką į konkretų tašką, dauguma žvejų sportininkų varžybose renkasi būtent kulkas ir, na, priklausomai nuo metimo nuotolio renkasi skirtingus švinus, skirtingus šėryklų svorius. Visos tos šėryklos yra daugybės skirtingų svorių, pradedant nuo mažiausių 10-20 gramų ir baigiant 112 gramų, kurį turi tinkliuko tipo šėrykla. Nu va, karpis, kai įvaro į kliuvinius, net tokių priemonių reikia imtis. Aš gal nesiryščiau, bet linksmai Ignas atrodo savo mažoj valteliai. Įdomu, ar pavyks mums tą karpį iškrapštyti iš tenai ar nelabai. Nėra dar tekę susidurti su karpiu. Nu, įdomu, kas čia per žvėris, dėl kurio tiek pastangų reikėjo įdėti. Nu ką, kepsim šašlykos tuoj iš šito gražuolio. Ne, juokaujam. Tikrai, jeigu koks karpininkas matė,
turėjo širdis į kalnus jam nusiristi, iš tikrųjų tuoj paleisim šitą gražuolį karpioką atgal į vandens telkinį, kad jis dar kartą pradžiugintų Klaipėdos krašto žvejus. Nu, Ignai, tu geriau tvarkaisi su vandeniu, šiandien tai tu paleisk. Ja, viena kita rimtesnė žuvis ir vėl. Nu, šį kartą gražesnė žuvis, bet panašu, kad nelynas. Dar to tokio galingo spaudimo nėra. Sudėjau peletę, karosas karpis lynas ir vis tiek užkibo raudė. Nu, bet dėl tokios negaila. Opa. Nu ką, bičiuliai, panašu, kad man šiandien baigėsi taip, kaip Lietuvos Rytui, atvykusiam į Klaipėdą. Pirmas rungtynės, Emilis prieš Lyną pralaimėtos. Na ką, bet tai yra tik tai mūšis, bet ne karas. Manau, kad mes dar su juo ne kartą susitiksim ir tada nugalėtojų iš dvikovos išeisiu aš. Nu, o šiandien dėkoju Ignui, dėkoju Jums, bičiuliai, už dėmesį, susitiksime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Iki!